Va, tai labai Raimonda yra kūrybinga, turinti potencialą ir yra išbandžiusi savo veiklą su vyru po SEO akademijos seminaro, su ta mėsa, su ta aviena, žodžiu. Ten buvo toks feilas jūsų gyvenimo istorijoje, tai labai gerai, kad jau turėjot feilą, dabar žinosi, ko nedaryti. Tikrai gerą praktiką įgyjai kuriant svetainės. Buvai čia akademijoje, reiškia, atsikelsi kažkur senas skaidrės ir jau kai paleisi savo vaikiškų rūbą šopą arba 3D ten to viso reikaliukų, jau marketingą darysi, žodžiu, eis pirkimai kaip sviestų patirta. Nu, tiesiog, įsivaizduojat, Raimonda jau yra visiškai stovę savo verslo slenksčio, tik jinai dar krypt nežinai, kurią pusę, arba jei kažkokį reikia spyrio rimtesnio. Tai būk gera širdį, pasidaryk spyrį savo pozityvui. Parodyk Dievui, kad tu pati gali nuspręsti, kad tavęs nereikia atimti darbą, žodžiu, ten pinigų, kad prarastų šeimą. Žodžiu, būk gera, parodyk, kad tu ir taip gali nuspręsti, kad nori siekti to, ko nori siekti. Gerai? Kaip tik vakar dar Tatjanos tos Mikušinos knygui išminties žodis vis skaitau tos valdovų laiškus kiekvieną dieną, tai vat kaip tik ten ištisai kalba ta tema, ištisai, kad dėja žmonės tokie sutvėrimai, jie daro tai, ką nori veikti tik tada, kai gauna išorinių sąlygų blogas aplinkybės. Dėja mes tokie organizmai. Mes retai kada susiprantam gerom sąlygom klestėti. Užmirštam visai gerai, visai neblogai. Tai man, pavyzdžiui, Dievas ištisai spardo sugnė. Aš tik tais jau atsistoju taip ramiai ant pinigų, atsiprašau, ir pamirštu, ko norėjau siekti, tą produktą paleisti, rinką norėjau tą paleisti. Dabar taip gerai viskas sukasi, gal aš biškai taip laisvų grafikų labiau paminėsiu. Ir iš karto tik pradedu bimbinėti, ne ten, ne į tas lankas, žodžiu, iš karto man taip kerta per kažkokį tai skolininką, per kažkokį blogesnį klientą, žodžiu, man ištisai duoda, ženklų, kad, Evelina, kur tu vėl nuvažiavai? Žadėjai išleisti produktą, leisk. Tai, žodžiu, kitą kartą prašau, aš netgi jėgų sakau, Dieve, duok man, jeigu davai idėją, davai duok jėgų padaryti ir kad aš nenorėčiau miego dienos metu. Tai, pavyzdžiui, šią naktį aš dirbau nuo 2 nakties iki 5:30. Po to numigau valandą laiko ir 7 minutės. Atsibudau, išvežiau dukrytę, žodžiu, mokyklą, viską surašiau, grįžau, čia viską pasirašiau ir vedu seminarą. Bet kokia aš laiminga ir kokia pailsėjusi jūs neįsivaizduojat, nes aš taip norėjau tos darbus padaryti.